Sveiki. Nemuno žurnalas šiandieną lankosi Lukenskų namuose ir kalbamės su menininku Česlovu Lukensku, kuris yra vienas iš šiuolaikinio meno pradininkų Lietuvoje, kiek pats asmeniškai savo kūrybą, tiek su grupe Postars sudrebinęs ne tik Lietuvos, bet ir ypač Kauno meno pasaulį. Ne veltui meno kritikas Alfonsas Andriuškevičius yra pasakęs viename savo esė, rašydamas apie grupę Postars, kad Kaunas yra modernizmo supertvirtovė. Galbūt ne modernizmo, o konceptualizmo, nes tuo metu grupė Postars kūrė tiek akcijas, tiek performansus, tiek instaliacijas ir labai keista, kad Kaune neatsirado ne tai, kad analogų, bet bent jau siekėjų arba konfrontuojančių su šia grupė. Kaunas išliko vis dėlto modernistinis. Bet šiandieną mes lankomės Česlovo Lukensko kūrybinėse dirbtuvėse ir menininko aplinkoje galime rasti visus mano išvardintus dalykus. Apie juos pakalbėsime šiek tiek vėliau, o dabar labai įdomu sužinoti, kaip funkcionuoja ši dirbtuvė, ką jinai duoda pačiam, kaip įkvėpia kurti ir kasgi čia sudėta. Tai ačiū Ignai už tą pristatymą ir už tą kelionę, ilgą kelionę iki mūsų, nes tai užtruko daug metų, kol atvažiavo iki mūsų, iki manęs. Ir šita mūsų patalpa vadinasi Česiuks galerija. Ir ta galerija įkurta jau 14 metų, tačiau nebuvo taip eksponuojama kaip galerija, reiškia, daugiau buvo eksponuojama kaip kūrybinė erdvė, kurioje gali būti suteiktos tam tikros kultūrinės sklaidos paskaitos ar seminarai. Aš esu parengęs nemažai ir tokių pagal tam tikras temas, tokių susimatymų su publika, ir su jaunais, ir su vyresniais žmonėmis, ir paskaitos, ir seminarai, ir praktiniai seminarai. Tai žodžiu, šita patalpa yra Česiuks galerija, kuri tarp kitko šiemet jau ruošiasi, galbūt ir pavyks pasirodyti ir Art Vilnius su savo, reiškia, tam tikrą ideologiją, reiškia, ir taip toliau. Jos kai kuriuos aprašus galima rasti jau internete, yra internetinis puslapis. Žinoma, didžioji dalis yra mano darbų. 79 metų darbas, reiškia, toksai grinai žvėryno nuotaika pagauta, ne? Tokia yra toks sniegelis, toks pavasarinis, žinai. Pavargęs namas. Jo. Aš vienu metu, matai, žvėrynę turėjau dirbtuvę pas tokį žurnalistą. Čia va, Panevėžio tokie etiudai. Va, mėgau tokis statybinis toks vaganėlis, reiškia, va čia. Ai, va šitą rožę, va toksai irgi. Toks net kažkokia peizažas naktinis Vilniuje, už Groto, reiškia, vadinasi, ar ne? Čia liktai netoli, kur Vilniaus traukinių stoties, ar ne? Čia pati pradžių pradžia. Taip. Startas. Bet čia tu matai, kad čia jau nebėra jokios iliustracijos, nėra čia jokio eskizo, čia jokio impresionizmo nebėra. Čia yra gamta, tai yra inspiravimas, improvizacija. Ateini į gamtą, sušalęs ar ten kažkoks biliekoks būdu būni, bet tau gamtoje reikia daryti tam, kam turėtum inspiraciją, žinai. Tos galerijos įsteigimo metu ir matomumo metu labai smarkiai prisidėjo 2022 metų, kai prasidėjo karas. Prisidėjo tai, kad buvo atvažiavę iki mūsų ir mes sutikėm tam tikro prieglobstį ukrainiečių šeimai. O ukrainiečių šeima buvo, Vladimiras buvo menininkas, kuris gavęs stipendiją kaip pradedantis, reiškia, menininkas gavęs stipendiją, aš pradėjau parašyti projektą ir jis gavo stipendiją, ta stipendija jam padėjo įsilaikyti čia Lietuvoje, o žmona prisidėjo šiek tiek ir prie tos mūsų galerijos išviešinimo ir puslapio sukūrimo. Žodžiu, rezultatas yra kolektyvinis, ne per dieną čia atsirado viskas ir ne per dieną čia susikūrė viskas, ką mes čia matom. Tai žodžiu, galerija yra švaresnė, šiek tiek pristatoma, reiškia, kitų žmonių darbų, per metus įvyksta 2-3 parodos, kai aš eksponuoju ką nors kitą. Ir šitoje erdvėje daugiausiai vyksta ir pasirinktom temam kažkokios diskusijos, kaip sakiau, seminarai, projektai ir kažkas tokio, plenerai. Ir šitoj galerijoje gali vykti ir daugiau ar mažiau tokie kaip ir pasilinksminimo dalykai. Čia kartais mes darome diskotekas, aš kartais darau čia performansus.
Žodžiu, kaip multifunkcinis centras. Kaip pats minėjai, perdodai savo patirtį, kuri remiasi praktika įgyta per ilgą kūrybinį laikotarpį. Taip. Ir tai yra tokia savotiška meno mediacija, žmonėms pasakojimas apie meną, kaip jisai keičia galbūt netgi pačią kultūrą, laikotarpį, kuriame mes gyvename ir kas nuo ko priklauso. Ar menas nuo kultūros, ar kultūra nuo meno. Bendraja prasme. Tai jo, tokios savokas įdomiai čia, reiškia, skamba, ar galima ką nors atskirti nuo ko nors. Tada, reiškia, žiūri kaip į asambliažą, kuris, reiškia, kaip yra kažkokių ypatingų arba įdomių santykių ir sąveikų, kažkoks kamuolys, mazgas, ne, kaip kartais mes sakom, kurį galima ne tik suvokti, bet tik iškesti ir įmanoma, reiškia, ne tik suvokti, bet reikia jį iškesti. Tai kartais mes kalbam, kad kai kurį meną reikia iškesti ir kai kurį ne meną reikia iškesti, arba kultūrą, kurią reikia iškesti ir kurį kultūrą reikia pamilti, ar ne? Nu, įvairiausių tokių niuansų atsiranda. Ir dabar, kai tu pasakai apie tai, ką aš čia darau kultūrinės misijos prasme, tai tikrai taip, čia yra centras, kuris gali praskleisti šiek tiek uždangas apie šiuolaikinį meną per mano pačią asmeninę kūrybinę praktiką. O ta praktika jau gana ilga ir ne taip maža ir įvairiausiose medijose, nuo teksto, garso, vaizdo ir veiksmo, kaip aš sakau, reiškia, čia jau tokia pagrindinės tarpdisciplininio meno tokios charakteristikos, bet ir konkrečiai nuo medijų, nuo piešinio, piešinys, koliažas, asambliažas, instaliacija, performansas. Tai va šitos dalykus man teko vienaip ar kitaip išbandyti, kaip savo kūrybinę tokią, reiškia, veiklą, kuri vienos be kitos negalėjo būti. Na, šiek tiek esu ir prisidėjęs prie teksto, esu išleidęs eilėraščių knygelę, esu išleidęs vieną savo kūrybinės tokios, kaip sakyti, apžvalgos sąsiuvinį, žinoma, su kolegom. Na, žinoma, yra šiek tiek prisidėta prie kitų, ten katalogų, manifestų ar kažkokių visokių kitokios veiklos. Tai tekstas būtų toks. Žinoma, yra tekstų ir konceptualių tekstų, kurie dar nėra skelbti, bet jie bus paskelbti. Turi parašęs tokį, parašęs, arba tiksliau susivedęs savo tokį kūrybinį projektuojimą, kuris atspindi mano pačio mąstymo raidą, nuo iki, kaip ir mano kūryba yra, nuo iki, ir kažkokiu būdu pavyksta apie tai papasakoti žmonėm, kurie kartais būna labai toli nuo kultūros ir nuo meno. Bet rašai dienoraščius, kaip aš supratau. Rašau, ja. Ir kaip jie papildo kūrybą? Ar tai yra... Jie tiesiog yra kaip laboratorija, taip sako, problemų vyrėjai sėdi kur. Problemas verda tie žmonės, kurių yra nerimastinga siela ir jie nenori miegoti, ta prasme, kažkas jos tampa iš vidinės dalies ir ta prasme, kažkokia gyvybinė potencija, reikia prisipažinti, kad kažkokia yra ir jie nuolat reikalauja atsinaujinimo ir naujų minčių į tą patį dienoraštį. Tai ten kūrybinis dienoraštis yra konkrečiai ne apie vietos, laiko ar kažkokį įvykį aplinkybės, bet konkrečiai apie tam tikrų konceptų raidą, kurie karts nuo karto pasikartodami ar panašus tokie pamastymai apie vieną ar kitą epizodą, detalę ir kažką, jie sukuria galimybę atsirasti kūriniui. Minėjai pasikartojimą, tokį tam tikrą idėjos sukimas į ratų ir asambliažas praslydo mūsų kalboje. Štai fone matome vieną iš naujesnių asambliažų ir kiek žinau, pradėjai nuo asambliažų taip pat, jeigu taip kalbėti apie rimtesnę kūrybą. Taip. Sunku pasakyti, kas šį įtakojo, galbūt toksai artimas santykis su daiktais ir įrankiais. Tai va, o šičia tai jau tas, ką aš kalbėjau apie tai, kad daiktai, kurie surinkti ir truputėlį pasakoja istoriją, žinai, kaip mano močiutė siūva kokį nors labai kietą sunkų audinį, kaip mano dėdė svilina kiaulę, reiškia, su mažutį šito, kaip reiškia, veidrodis, kurį aš kažkada iš sterijos sukapojau kirviu. Čia kažkas tokio lygia nuo ratų, čia mano kažkokie mėgstami, reiškia, techninės detalės kažkokias, jis primena organus ar širdį, kepenis, nežinau, bet čia verpimo ratelio dalis. O čia, kai žiūri, tai čia gal yra renesanso paveikslas, nes tolumoje yra kažkoks šviesus dangai, žinai. Nes aplink buvo tikrai nemažai mano jaunystėje, arba labai ankstyvo jaunystėje, nemažai draugų, kurie užsiminėjo automobilių sportų, reiškia, įvairiais įrankiais gręžia, vyrina, pjauna ten ir visa kita, tai man tikrai tie dalykai nėra svetimi. Ir aš neblogai pažįstu, gal sakyčiau, tą medžiaginį pasaulį ir medžiagų sąveiką
sąveikas, veiksmus ir kokiais priemonėm, kokiais veiksmais ar įrankiais juos galima paveikti. Ta prasme, sudeginti, sulaužyti, pragręžti, prikalti ar kažką tokio. Tai tiek medžio, tiek metalo dalykai mane domino nuo pat mažens. Ir asambliažas atsirado ne taip atsitiktinai, reiškia, aš negalvoju, kad iš savo kažkokios tai utilitarinės veiklos, ta prasme, mes gaminam kažkada tokį automobilį, bagį vadinasi, reiškia, pagaminom tą automobilį ir jau kaip atsibodo arba jau buvom pavargę nuo savo draskimuose, mėgdom sakyti, po purvynus, tai iš likusių įvairiausių vamzdžių dalių ar detalių buvo suvirintas pirmas asambliažas. Ir patikėkite, aš tuo metu tikrai nežinojau, kas tai yra. Ir aplamai, ar yra tokia raiškos rūšis, ar menininku. Aš jau turėjau kažkokį įskiepį ar kažkokią užkratą būti menininku ar ne, ar menininku, ar dailininku, aš nežinau. Domina mane ir stogastulpiai, tos senovinės skulptūrėlės, reiškia, meistrų, mūsų kaimuose kažkur netoli. Kaip sako, Svirskiukas vaikščia ir ten yra palikęs kažkokius, reiškia, savo kultūros pėdsakus. Tai, žodžiu, visa ta bendra atmosfera aplink susijus ir su menu, ir su technika, ir su daiktais, ir su įrankiais, ir su kažkokiu paveldu. Ir tai bendrai visą tą mentalitetą kūrybinį formavo pati ankstyvoji, net ne ankstyvoji, bet galbūt tikrai ankstyvoji jaunystė. Tai asambliažas, reiškia, atsirado iš visiškos nežinios, esant tokiai raiškai kažkokiuose estetiniuose laukuose, reiškia, bet atsirado grinai iš tokio aplinkos ir tos būties lauko, reiškia, na, tai iš tokio būtyvo. Tai atsirado ir tas poreikis mėgti ar pamėgti, arba vertinti senus daiktus įvairiausius, reiškia, tie, kurie turėjo savo kažkokią biografiją, tos daiktus prikelti naujam gyvenimui. Jau žinoma, tie vėlesni asambliažai, kai jau sąmoningai atsirado, čia jau atsirado jau labai sąmoningai domintis, reiškia, sakykime, reiškia, prancūzų mokykla, sakykime, nuo Barbizono, impresionizmas, postimpresionizmas, fovizmas, reiškia, ekspresionizmas, kai atsirado, tada jau viskas aišku, ar ne, kad čia jau galimybė yra ir ta galimybė turi labai labai didelį ir tolimą perspektyvą. Asambliažas yra pirmas ir paskutinis. Po 40 metų aš priėjau vėl prie asambliažo technikos, tik jis dabar dar fiziškesnis yra, jis dar mažiau turi galimybių pasakoti savo istorijas, kad daiktai jungiasi, jungdami savo kažkokias daiktų biografijas tarpusai ir paveikslė nebekuriu pasakos arba pasakojimo paveikslė iš daiktų. Dabar aš atskleidžiu daugiau patį fiziškumą ir performatyvumą asambliaže, kad menas nieko nereiškia, tik pats save. Ta prasme, asambliažas tapo abstraktesnis ir fiziškesnis. Ta prasme, medžiagiškesnis, materialesnis. Mažiau turi metaforų, mažiau turi simbolių, mažiau turi kompozicijos išradingumo kokio tai, daugiau turi fiziškumo ir gamtos. Tai vad gal taip. Tai paskutiniai asambliažai yra ir čia šiek tiek keletas, ir dabar tam šiuolaikiniam Radvilų dailės muziejuje yra mūsų Postarso paroda ir ten yra mano keletas jau tokių, sakyčiau, paskutinių net šių metų asambliažų ten yra. Postarsam žinai gyvi. O kaip įvyko perėjimas prie performanso? Gal tai padėjo muzikos studijos konservatorijai? Tikrai manau, kad taip. Tikrai manau, kad taip. Atpalaidavo. Tikrai manau, kad taip. Vidinį tokį. Jo, čia reikia paminėti. Vidinį aš leido suvaldyti chaosą, o gal kaip tik jį skleisti. Jo. Na, reikia paminėti mūsų nepaprastai iškilius žmonės, jų tarpe, su kuriuo teko tiesiogiai bendradarbiauti, net studijuoti. Tai buvo Vladimiras Čekasinas, yra labai žymus Ganelino trio narys, reiškia, saksofonistas, reiškia, kuris mokino tuo metu studentų grupę improvizuoti. Reiškia, tuo metu kūrė tokį, sakyčiau, big bandą muzikos akademijoje. Ir tai man labai daug dalykų susėjo į tą pačią tėkmę, kad abstraktus mąstymas atsiranda ne vien iš kažkokių, ta prasme, tokių impulsyvių dalykų, reiškia. Tas abstraktus mąstymas tiek muzikoje, tiek dailėje yra visgi turintis tam tikrą tinklelį rinkmenų, ar kaip čia pasakyti, tam tikros harmonijos, aš sakau harmonijos, ne ta sentimentaliaja prasme, bet tam tikros harmonijos, ta prasme antiharmonijos, tam tikro, reiškia, tvarkos ir betvarkės, tam tikrų, reiškia,
sakykime, struktūrinių epizodų, kurie kartojasi arba nesikartoja. Tai jeigu paimtume kokį nors elementariausias kokias džiazinės improvizacijos tinklelį, nesakykime, kokių 12 taktų, kada kaip jie kartojasi, tai muzikantai jos įsisavinę puikiai žino, kad pratilėję 12 taktų, jie gali po 12 taktų vėl iš naujo įstoti ir puikiai žino, kurioje vietoje, kurioje stotelėje jie yra. Tai man tikrai tas turėjo reikšmės, nes lygiagrečiai domėjausi ir alternatyvę muziką, turiu omeny tokia, reiškia, sakyčiau, tais laikais tai buvo labai progresyvi, reiškia, muzika ir besidomint šitais ir rankas, į ausis greičiau pakliuvo ir Džono Keidžo veikla, muzika, filosofija. Ir taip užsisuko. Reiškia. Tai kaip nekeista, bet pirmasis performances, reiškia, buvo padarytas vienam džiazo festivalyje, scenoje pertraukos metu ir kažkas jį paskatino, reiškia, ir aš išdrįsau praktiškai buvus beveik drebėdamas, kad ten kažkaip gali įvykti, reiškia, ar būsiu nesuprastas, ar ką, bet tai buvo atliktas viešai pirmą kartą džiazo festivalyje. O pats performances yra pačiam kaip visuomenės presingo priemonė, provokatyvumas, savirefleksija ar dar kažkas? Ką jis tau duoda ir ką tu atiduodi publikai? Klausimas geras, tada reikėtų labai jau giliai užkabinti, nes tas atsakymas tiesiog provokuoja. Pakabinti tai, kad kartais jautiesi kaip šamanas, bet šamanas neatsiranda lygioj vietoj. Kas tas šamanas yra? Tai yra žmogus, kuriam suteiktos yra kažkokios teisės ar galios pasakyti tai, ko kiti pasakyti negali. Ir kai tu atlieki bent keliems žmonėms performatyvų veiksmą, kažkokį netikėtą veiksmą, ir jeigu tavo šalia esanti publika tave palaiko, ar ne, tai vat scenoje tas yra jausmas, kai tave palaiko, tau suteikia galių. Ir kuo tu daugiau surenki tos galios, tuo tu gali geriau reikštis, tuo tu didesnis šamanas. Tai visiškai nenuostabu, kad ir pop atlikėjai, reiškia, surenka ten milijonų žmonių, žiūrovų ir viso kito. Tai kažkokios yra savybės, ar ne? Reiškia, žmogus kažką turi viduj, charizmą ar kažkokį pranešimą. Tai kas tas pranešimas yra? Ar tai natų išmokimas? Ar tai improvizacija? Iki šios minutės aš tai negaliu atsakyti. Nes jeigu žinočiau, kas yra performances, aš jo niekada nedaryčiau. Aš nežinau, kas tai yra. Aš tik žinau vieną, kad kai tu atsistoji į tą vietą, kur tu esi atlikėjas, ir tu atlieki tos veiksmus, iš tų veiksmų atlikimo tu gauni atgal palaikymą, reiškia tavo bendruomenė, tavo aplinka, artimiausia net aplinka, tau suteikia galios veikti. O žodis veikti reiškia, kaip angliškai act, ne, reiškia veikti. Action. Jo. Tai šiuo atveju žmogaus veikimas ir yra ta visuminė jo, ar jisai kalba, ar šoka, ar juda, ar plėšo, ar degina, ar gręžia, ar kažką daro, ar galų galia rūbus kažkokius demonstruoja, ar kažką, ar ne, jisai veikia kaip visuma. Ar svarbi yra publikos įtrauktis į tai? Pavyzdžiui, meno akcijas teko daryti. Aišku, taip, žinoma, kad taip. Ir kaip suvaldyti šitą procesą, kad nebūtų per daug persistengta, kad nepavirstų visišką anarchiją? Ar pats kuri prieš tai scenarijų bent apmatus turi, reiškia, kas turėtų vykti po ko? Taip. Dabar scenarijai įvairaus lygio gali būti. Jeigu mes pagal žanras kalbėtume, ar ne, tai sakykime, reiškia, meninė akcija, tai mažiausiai apie publiką galvojantis meninis veiksmas ar žanras, ar ne? Sugalvoja, atlieki, kas įvyko, tas įvyko, ar ne? Tai publika gauna tokį daugiau mažiau uždaro kodo, tokį kūrinį, ar ne, į kurį gali įvairiai reaguoti, ar ne? Gali mėgti, nemėgti, žodžiu, gauna uždaro kodo. Kai tu atlieki performansą, jisai daugiau ar mažiau yra daugiau režisuotas, daugiau apgalvotas, tikintis to santykio su publika ir publika gali jame dalyvauti, bet nebūtinai.
Tada įmam dar kito lygmens, reiškia. Dar galbūt geriau surežisuota, gal geriau apgalvota, gal geriau orkestruota, reiškia, turime happeningą, ar ne? Tai reiškia, gali tai būti didesnės apimties kūrinys, gali būti daugiau režisuotas ir daugiau įtraukianti žmonės, tada žmonės gali dalyvauti, reiškia, kaip tam tik. Tai čia jau sakyčiau, net to performeris, kuris pats daro happeningas, arba keliese, arba grupė žmonių daro happeningas su kitais žmonėmis, jau kažkas darosi kaip kolektyvinis improvizuotas teatras. Sakyčiau toks, spektaklis, ne spektaklis. Nežinau. Bet tai visiškai panašu, kad, reiškia, ta žanro įsigilinimo ar ne ir įtraukties dalykai turi savo kažkokius tai laiptelius. Nebūtinai jie labai aiškiai matomi, bet aš grubiai sakau, pagal vos ne kaip iš savo patirties ar vos ne kaip iš enciklopedijos, kad tie žanrai iš tikrųjų egzistuoja nebūtinai aprašyti. Taip. Jie tiesiog gyvenimiškai egzistuoja. Ir tu pasirenki tą žanrą. Žinoma, vėliausias galbūt, kaip kalbam apie flash mobą. Tai tu sėdi, reiškia, kaip koks, reiškia, heiteris ar koks nors, reiškia, niekšas, kuris gali ką nors pridaryti, ar ne? Ir suorganizuoti ir pagal tavo sugalvotą kažkokį psichodelinį ar gerą, ar blogą, ar kažkokį scenarijų gali atlikti kiti žmonės, jeigu jie į tai pasirašo. Taip. Suprantat? Tai, žodžiu, yra įvairiausio lygio įtraukties, įvairiausio lygio apimties ir įvairiausio lygio režisūros dalykų, orkestruotis greičiau dalykų. O kiek pačiam padėjo atsiskleisti kaip menininkui dalyvavimas grupės Postars veikloje ir ar gali skaidyti savo kūrybą į dvi dalis - personalinę ir kartu su Postars. Ir kada jautėsi laisvesnis kūryboje, gimdavo daugiau tokių crazy minčių, ar su Postars, ar pačiam individualiai. Kaip čia pasakyti, kiekvieną kartą žmogus visą laiką laisvesnis jaučiasi, arba jam bent taip atrodo, kai jis įkūrė vienas, ar ne, pasislėpęs, ar ten. Bet komanda, bet komanda gali tokį postūmį. Tai apie tai aš ir kalbu. Va šitoj vietai dirbant su komanda, tu dirbi taip kaip performeris su savo komanda, tai jie arba palaiko, arba ne, arba prieštarauja. Ir kartais būna taip, kad kaip tik komandoje dirbant atsiranda galimybė patobulinti kūrinį. Ar savo, ar draugą, ar ne. Ir mūsų galbūt ta grupė unikali tuo buvo, kad mes kurdavom realiai kartu. Mes kurdavom kūrinį, stengdamėsi nedominuoti kaip asmuo, reiškia, arba ten įvairias tokias, kaip būna, kurie labai egoistiški žmonės, reiškia, jie labai kovoja už tą savo tapatybės dalį bendroji, kaip sako, bankė už savo akcijas, ne. Tai čia irgi liktai pradžiai kūryboje buvo tokių, bet paskui nieko ir praktiškai mums pavyko įveikti tą egoizmo, reiškia, tą tokį sentimentą, kad čia mano indėlis ir visa kita. Ir kažkaip atsirado galimybė tame procese dalyvauti visiems vienodai, kaip daugiabalsiai muzikai, kad visi balsai svarbus, projekte visi svarbus. Kai tu kuri ar vieną ar kitą daiktą, reiškia, visi svarbus, todėl kad jie savo indėliu tą patį projektą ir tobulina, ir keičia. Man toks būtų atsakymas. Tavo kūryboje yra gana daug destrukcijos. Galbūt teigiamą prasme perkurti, transformuoti pasaulį. Ir kaip pavyksta suvaldyti šį chaosą. Nes kai viską išardai, atrodo viskas pasklinda, ir nebelieka tos mums įprastos realybės, o tu bandai sukurti naują realybę. Kaip visgi su ta destrukcija, tai yra teigiama ar neigiama? Ne, gal aš nebūčiau linkęs į tokias, reiškia, kategorinės tinklelio, reiškia, Excelio lentelės sudėlioti būtent šitų žodžių, nes jos galbūt yra šiek tiek... Atsiprašau, pertrauksiu, kalbėjai viename interviu su manim apie išmestą žmogų. Taip. Kaip, ar tai yra socialinė metafora, ar tai vėlgi grįžtant prie tokios destruktyvios galbūt mūsų santykių sampratos šiuolaikiniam pasauliu, tarpusavio bendravimo, trūkumo, nuoširdumo. Tai žodis išmestas žmogus yra maždaug 87-8 metų jau toksai subrendęs konceptas ir jis iš tikrųjų prasidėjo kaip išmesto žmogaus. Reiškia, konceptas socialinė prasme. Taip. Tai jausmas yra toks, kad nežinia, ko čia baigsis, kas čia bus, ar ne, kaip čia tas menininkas visoje tai visuomenė, kiek čia yra vertingas, kad šis... Man tikrai nemažai šitos tokių naratyvų mano kūryboje buvo, reiškia. Ir tekstai buvo parašyti, ir dainelių įvairiausių.
tokių, reiškia, dadaistinių dainelių tokių ir performansų buvo padaryta, reiškia, žmogus, reiškia, na, sakyčiau, imituoja tą išmetimą, guli šiukšlinę, guli prie Nemuno, guli mieste, jisai atrodo, man jau įsivedė viskas, kad, reiškia, žmogus stengdamasis įvesti į gyvenimo tėkmę savo sėklą, ar ne, jisai kartais būna nesuprantamas, nepriimtinas, net nužudomas. Tai man pasirodė, kaip sukyla jausmai, kai tu žiūri į troleibuso ratais traiškomus kaštonus rudenį. Ir tai buvo man įvykis toksai, reiškia, prie muzikinio teatro Kaune. Ir man tai pasidarė liūdna ir graudu. Ne dėl to, kad jie nukrenta ant asfalto, bet jie atsirado ne vietoj. Ne troleibusas, ne asfaltas, bet kaštonai. Kaštonai duoda gyvybę ten, kur jos niekam nereikia. Duoda sėklas ten, kur, kaip šventam rašte parašyta, jie krenta ant uolų. Šita sėkla yra nepriimtina. Ar ne? Ir tada prasidėjo ir šiek tiek, reiškia, su ta, reiškia, šventojo rašto interpretacija apie žmogų, apie sėklą, apie Dievo žodį ir visą kitą. Atsiranda labai panašiai, kad nuolatiniai toj dramai, tas žaidžiantis žmogus ir homo liudens, reiškia, jis atsiranda būtent toj dramai, apie ką šventam rašte rašo. Ta būtis atsiveria būtent, tai va pirmas tas atsiverimo, reiškia, taškas išmesto žmogaus. O žinoma, paskui aš dariau įvairesnės ir kitokias akcijas, tas akcijas su išmestu žmogum tęsiasi gal kokį 20 metų, nes dariau su studentais, su savo vaikais ir įvairiausiam formom. Norėčiau paklausti. Praėjo 20-30 metų, iš esmės, kas pasikeitė? Galbūt gerbūvis pagerėjo, bet performansas tapo institucijų dalis. Jisai toks tapo formalizuotas. Anksčiau jūs darydavote visą tai taip dykvietėse, tokiais laukiniais metodais, savadarbiais, o dabar visą tai yra instituciniai projektai ir toks vaizdas, kad menininkai taikosi prie tam tikros mados, to vadinamo trendo ir stengiasi pataikyti į natą. Jūsgi savo partitūras rašėte laisvai ir niekieno nevaldomi. Tai norėjau paklausti, kada visgi buvo geriau kurti? Ar tada, ar dabar, kai yra geresnės sąlygos? Galbūt galerijos atsirado taip, daug meno centrų, kurie suteikia vis dėlto baltą kubą. Kas šiuo atveju suteikia daugiau laisvės? Ir kurios laikus rinktumės, jeigu vėl galėtum? Sunku pasakyti. Dabar, kai kalbam apie... Na, čia geras būtų pavyzdys žemės menas, pavyzdžiui. Ne? Kol žemės menas atsirado kaip žemės menas, nemažai laiko praėjo. Nes mes sakom, parko kultūra, landšafto architektūra, reiškia, sodų dekoravimas. Žiauriai senas tradicijas buvo. O tai kas tai žemės menas? Tai žemės menas yra protesto kultūra, kaip tik išeiti iš galerijų, muziejų, dekoruojamų sodų, darželių, ten įvairiausiai, jeigu ten kokį prancūzų, reiškia, paimtume sodą ar parko, reiškia, tvarkymo taisyklės, nuo klasicizmo tas, reiškia, menas ne tik nuėjo, jis jį paneigė. Jis prieš jį išstojęs kaip revoliucija. Tai žemės menas yra institucinė revoliucija. Reiškia, menas išeina iš gamtos, tai yra į gamtą išeina iš institucijos ir tos prievartas. Tai visa tas rovelė, jeigu pasakyti taip atvirai, tai nuo kokio 19 amžiaus, tas rovelė nedideliais tokiais subangavimais, bet visą laiką įtekėjo. Tai dabar, jeigu taip yra taip, tai apie ką mes šnekam? Ar menas prisitaikė prie ir tapo landšafto architektūrą ar sodo gražinimo? Taip, iš dalies taip. Dalis šitų performansų, kurie yra daromi iš inercijos ir prisitaikant prie vadinamos aplinkos ir visą kitą, jie tampa kažkokios populiarios kultūros dalimi, ar ne? O ta senoji mokykla, reikia pripažinti, sensta ir vysta, ar ne? Tai senoji performanso protesto, reiškia, performansų kultūra
eina, tai aš tik, gink Dieve, nepretenduoju į tokius tyrimus, čia apibendrimus kažkokius, bet mano galva, jeigu tai pasakyti, reiškia eina į pabaigą. Į pabaigą. Senoji performance mokykla, kuri turėjo to protesto kultūros tą dalyką, eina į pabaigą. Bet nereikia pamiršti, kad atsiranda tokių performatyvaus meno formų ir tokių radikalių ir tokių agresyvių, kad net aš būdamas toks negaliu pritarti ir negaliu palaikyti. Suprantat mane? Taip. Atsiranda tokių dalykų, kurie peržengia realiai etikos, estetikos, kažkokios tai socialinės ir civilinės drausmės dalykus, reiškia, ir aš esu jau per senas tai suvokti ir ta prasme, aš jau kalbu apie tos dalykus, apie kuriuos negalėčiau net televizijoje papasakoti, nors jie tokie yra. Tai gal reikėtų pakalbėti apie meno autentiškumą. Kas pačiam yra geras menas? Jeigu taip, čia toks klausimas gal labai paprastas, bet vis tiek turi tam tikrą sampratą, nuojautą ir matai perspektyvą, kas yra geras menas ir kas tas yra autentiškumas mene. Ar tai prisipažinimas, ar tai tam tikra duoklė visuomeniai, ar tai misija, vėlgi galim grįžti prie šamaniškumo. Jo, gerai, tai dabar ne nuo savęs tada pradėsiu, reiškia, geras menas 19 amžiaus pabaigoje buvo kažkas, ar ne? Ir blogas menas buvo kažkas. Tie kažkas turėjo net labai aiškius pavadinimus ir net labai konkrečius autorius. Dabar jau einam, mes pradėjom nuo to, kad kažkas yra kažkas. Ne? Dabar peržengia vieną ribą ir tas kažkas įgauna pavadinimą kitam kontekste ir jis tampa labai vertinamas. Pavyzdžiui, impresionistai, kurie buvo vadinami, kad laksto su beždžionės su dažų dėžėm, praėjus keliasdešimt metų, tampa kažko tokio, ko žmonės labai įsimylė ir negali be to gyventi. Kitas pavyzdys. Ir reiškia šėlės, pažiūrėk, ne? Koks ten fovizmas, ekspresionizmas, surrealizmas, ne? Ir kažkas tokio, kaip abstraktaus meno ateini, ne? Ir sakai, nu kas čia dabar? Tai čia geras ar blogas menas, ne? Aš galvoju taip, kad geras menas yra tas, kuris atsiskleidžia savo pačiais tikroviškiausiais dalykais apie pasaulį. Jisai pateikė fizinį kažkokį tokią išraiškos formą, kuri tuo metu arba tai būčiai gali būti perteklinė ir nesuvokiama. Bet kadangi jie atspindi tikrovę, prie tos tikrovės kada nors kas nors priartėja. Tai aš galvoju, kad geras menas yra ne apie grožį, o apie tiesą. Tai jeigu menas yra apie tiesą, nebūtinai jis tuo metu yra suprantamas kaip grožis. Tai jeigu mes kalbam ir tiek gėrio grožio, ar, sakykime, etikos, reiškia, supratimais, kaip filosofai mes čia bandom šnekėti, ar ne? Tai mano galva tie dalykai, gėris, tiesa ir grožis yra kintantis, visada nuolatinėje esantis tėkmėje ir mes juos suvokiam nevienodai šiandien, rytoj ir po 10 metų. Tai geras menas ar blogas menas, mano galva, išsiardo šitą savoką, geras, blogas. Nėra tokios konotacijos pavadinti geras ar blogas menas. Tai yra labai subtiliai, reiškia, individualus priėjimas prie šito. Ir tik tada atsiranda, reiškia, savoka geras, blogas menas, kai atsiranda tavo asmenis individualus santykis su meno kūriniu. Jeigu jo neatsiranda, tai jis nei geras, nei blogas, jo iš vis nėra. To meno kūrinio nėra, o žmogus iš inercijos gali pasakyti, jo, tai blogas menas, nes nėra mano asmeninio santykio su to. Tai aš galvoju, geras menas yra tas, kuris atspindi ne grožį, gėrį ar tiesą kokią nors, bet atspindi tiesą tau esančių metu. Ta prasme, tame tarpe, kad arba toj vietoje, arba tam laikė, kuriam tu pats asmeniškai esi. Sakytum, čia gražus paveikslas ar ne? Ignai, tu klausai, ar gražus paveikslas? Ką žinau, man gražus. Man gražus mano pačio paveikslas, žinai? Nu, drąsiai, galingai potėpė, čia neliejus, čia yra akrylas, bet man taip susigrojo, reiškia, čia visi, nu tiesiog pasigirsiu. Man atrodo, jeigu aš kitą menininko tokį darbą pamatyčiau, sakyčiau, nu, brač meistriškai nuteptas, tiesiog laisvai.
Krekenavoje atlaiduose, kai buvau mažas, mane tėvas nusivežė į atlaidus, į ten grojo aklas muzikantas, man labai patiko. Tėvas žiūri, sako, gal tu nori, aš tavo akordeoną nupirksiu. Nu, aš sakau, gal nupirk, žinai. Ir nuo to prasidėjo, reiškia, ta karjera mano, žinai, muzikinė, žinai. Tai čia sėdi tas aklas muzikantas tipo, matai, trumpos kojas, jisai trumpas, tai reiškia, nu, vis tiek rodo invalidumą, žinai. Čia, kai šventoji dvasia, Dievas, tėvas ir sūnus, čia kažkas šviečia, ne? Toks šventas, reiškia, paveikslas. Groja muzikantas, aš po 30 metų pasidarau eskizą, o dar po 30 metų pasidarau paveikslą. Nu ne po 30, gal po 25, gal žinai, pasidarau paveikslą. Ir kas čia yra? Čia yra mintis įrašytos potėpį, žinai. O taip, energija, reiškia, kur įdėta, kas... Tai kartais man gerai tas paveikslas aiškinti, kaip menininkas savo ideogramas įrašinėja ant paviršiaus. O kodėl tavo menė tiek daug fiziologijos, tokio fiziologiškų motyvų kraujo, purvo, pūlių, mėšlungio, tokios, reiškia, kančios, nuolatinio išardymo, kaip pats minėjai, transformacijų, bet vis dėlto tai eina, aš sakyčiau, per tokią fiziologinę liniją, per medžiagiškumą, per apčiuopiamą materiją. Nu, gal taip. Ir taip kūrėme metafiziką, nes teko lankytis ne vienoje parodoje ir ten yra tam tikra metafizinė aura. Kad ir traumozeris, pavyzdžiui, atrodo, kad ten yra molio krūvos, vamzdžiai, drenažai, grinėjusią materiją, bet atsiduri tarp tų dviejų molio krūvų ir tu jautiesi kažkokiam tai tunelį, kurį turi praeiti. Tarsi į šviesą, iš tamsos į šviesą. O gal atvirkščiai? Geras, įdomus klausimas dėl... Tada aš galvoju, ar iš tikrųjų tiek daug tai yra? Gal iš tikrųjų tiek daug yra. Kas čia nulėmė tai? Tam tikro brutalizmo. Vidinės, to vidinio, reiškia, vidinių traumų, gal kažkokių neįsakytų tiesų, neįsireikštų, reiškia, paslėptų, galbūt neįsakytų iki galo kažkokių tiesų poreikis, ne? Ir tas įsireiškia kažkokiais tokiais sunkiai nusakomais dalykais. Bet kadangi mes kiekvienas turime kažkokių neįsakytų dalykų, ar ne, tai tikėtina, kad ir kiti atpažįsta kai kurios trūkumus, ar ne. Trūkumus, aš kalbu, nes destrukcija tai nebūtinai yra kieno nors išardymas. Tai tiesiog gali būti trūkumas, tiesiog nėra santykio tarp to. Ar ne? Tai trauma gali būti ir trūkumas, kaip nėra santykių, nėra, ką darysi. Ir tada tiek vienas, tiek kitas, reiškia, priartėja prie tos nekrotinės būsenos, kai vienas be kito miršta. Tai aš kalbu apie santykių nekokybiškumą, santykių trūkumą, nebūtinai tiesiog fizinį išardymą jo, reiškia. Mano galva atrodo, kad, reiškia, tam santykių nekokybiškoje esaty ir slypi destrukcija. Reiškia, man taip atrodo, ne? Ir tas bandymas sukergti ir sudėti, reiškia, santykių neturinčius dalykus, tai čia kaip dadaistai savo laiku kalbėjo, kad kuo labiau nedarantis daiktai sukergiami tarpusavį, tuo jie stipresnė energija įskelia, ar ne? Tai aš galvoju, reiškia, kad santykis tarp to ir to vadinamo pliuso ir minuso, tai nėra atitraukimas, tai yra potencija atsirasti kitai energijai ir prasukti, reiškia, kažkokį gyvybinės energijos ratą smarkiau, greičiau, išraiškingiau ir visą kitą. Įskelti kibirkštį. Kažkas tokio. O ko tau labiausiai trūksta asmeniškai, kultūroje, šiuolaikinėme mene, šiandien? Ko labiausiai trūksta? Ko pasigendi? Greičiau gal pasakyčiau, ne ko pasigendu, bet ko per daug yra. Tai pasigesti kaip ir nebepasigendu nieko, nes jau dabar esi susikūręs savo tokį, reiškia, savo ar mum, reiškia, kažkokį tai tokį asmeninį tikslą esu pasiekęs, reiškia, kaip burbulą kažkokį, reiškia, aš turiu kur dirbti, ką daryti, turiu kažkokios dar vis mano galvo vis prasmingų, reiškia, veiklų, kažkokį kalendorių, ne, dar tikiu, kad galima kažką pasakyti to, kas yra neužbaigta, ar ne, visą kitą. Tai man atrodo, kad man nieko netrūksta. Bet ko per daug, tai jau būtų labai labai ilga tema apie tai, ko yra pasaulyje per daug. Labai būtų labai sudėtinga diskusija. Čia jau paliestų ne tiek meno, gal greičiau tas kitas tokias, reiškia, žmogaus neišsipildymo dalis.
Tai kaip sakom, žmogui trūksta kažko, bet gal kažko jam per daug. Vėl grįžtume prie išmesto žmogaus. Na. Įvairiom prasmėm ir konotacijom. Taip. Taigi visuomet šnekam, ar ne? Iš tikrųjų, negaliu čia sakyti ir vaidinti kažkokio tai ekologinio kažkokio gūro ar kažkokio žalio gyvenimo, ten kažkoks, reiškia, mokytas. Gintėjo, ne? Bet toks jausmas yra, kad kažko yra taip per daug šitoj vartojimo eroj, ar ne? Nu, kažkas tokia yra taip skausminga ir niekaip negaliu suvokti, kaip tą galima būtų Slydimas pristabdyti. paviršiumi, aš manau, labai daug informacijos ir žmogus neužsikabina, giliau nelenda. Nes Nu, jeigu grubiai pasakyti, paviršiai viena tas kitą vadinamas dengia. paviršių sluoksnis, jis tampa tokiu riebalų sluoksniu, kad prie tikrovės panerti yra beveik neįmanoma. Tai tikrovė yra labai giliai pasislėpus virš įvairių banalybių, reiškia, nu dažnai kalbu apie tą kankaną, reiškia, apie tą robosapiens, kad žmogus daug atlieka mechaninių ir visai nesakingų veiksmų, kam jie reikalingi. Ar paklausė, reiškia, kas nors savęs ar kitų, reiškia, tos prasmės. Gal aš lygiai taip pat esu, ta prasme, lygiai taip pat klausinėjau savęs. Ar aš irgi dalyvauju tam kankane, reiškia, kai reiškia, yra kilnojamos kojos, reiškia, nežinai. Koks tikslas, reiškia, na, tai tokie čia egzistenciniai, socialiniai klausimai, kurios yra labai mažai atsakymų, bet panašu, kad tu juos atsakėjai savo kūrybos eigoje. Daugiametės, nuolatinės kūrybos eigoje, keisdamas formas, išaišką. Tai jeigu atvirai, tai aš bandau savo kūrybą pirmoji pats savo atsakyti, kas aš esu, ką aš noriu pasakyti kitam ir ką aš per savo kūrinius noriu pasakyti kitiem apie save ir apie pasaulį. Nes kūrinys atsiranda tai santykiai aplinkos su manimi. O tas manimi pagamintas kažkoks produktas ar kažkas daiktas, tai jis yra aplinkos arba tos tikrovės santykios su manimi komentaras tikroviai jam, žiūrovui. Nu, ta prasme, ne kiek savo pačiam, bet aš galbūt apsiribočiau tikrai kažko, bet vis tokių iliuzijų yra, kad dar svarbu, ką tas menininkas galvoja, reiškia, ar kažkam gal svarbu, žinai. Dėkuoju už pokalbį, labai šauniai pašnekėjom. Kalbėjome su menininku Česlovu Lukensku. Sekite mūsų tinklalaidės Nemuno žurnalo portale.